Gruodžio 10 dieną Prienų kultūros ir laisvalaikio centre vyko Sigitos Paužaitės kryželiu siuvinėtų kalėdinių atvirukų parodos atidarymas. Ši paroda Sigitai jau antroji. Siuvinėjimo kryželių technika parodos autoriai žavisi jau nuo mokyklos laikų. Siuvinėjimas kryželiu reikalauja labai daug kantrybės ir pastangų, tačiau, kaip sako pati Sigita, siuvinėjimas veikia labai raminančiai, todėl ši technika jai ir patinka. Praeitais metais Sigita pristatė siuvinėtų paveikslų, o šiais kryželiu siuvinėtų kalėdinių atvirukų parodą. Anot jos vis rečiau vieni kitiems siunčiame ranką rašytus laiškus, todėl ir kilo ši mintis išsiuvinėti būtent atvirukus. Kviečiame apsilankyti šioje parodoje. Mažutyčius stebuklus savo milžiniškam glėby atsineša šventos kalėdos. Stebuklas, kai vienas žodis, net ne žodis, o įkvėpimas. Mirksnis nuspalvina visą gyvenimą. Stebuklas yra valgyti imbierinius sausainukus, o delnuose laikyti karštos arbatos puodelį. Už lango lėtai sningant mažutėm snaigiam, taip pat yra stebuklas. Stebuklas yra suktis ant laimingos plytelės, skambant varpams vakare. Stebuklas yra turėti kuo stebėtis. Stebuklas tai praverti langą ir įkvėpti draugystės oro. Stebuklas yra turėti draugystę kaip stebuklingą sodą, kuriame gali pasislėpti. Stebuklas tai matyti stebuklus, vertinti smulkmenas. Stebuklas yra prisiminti. Stebuklas kai tave prisimena. Stebuklas, kai rankose iš beveik nieko gimsta kažkas didelio. Stebuklas yra turėti su kuo tuo dideliu dalintis. Stebuklas tai atspėti, ką apie tave galvoja kiti ir kai kiti atspėja, ką apie juos galvoji tu. Stebuklas kasdien išmokti kažką naujo ir to nepamiršti. Stebuklas yra atgaivinta viltis eiti toliau. Žinome, kad tai jau jūsų antra paroda eksponuojama Prienų kultūros ir laisvalaikio centre. Kuo ši paroda skiriasi nuo praeitų metų? Visų pirma, tai paroda nuo praeitų metų skiriasi savo formatu, nes pernai buvo paveikslai, šiemet paveikslėliai nugulė ant atvirukų ir jie turi temą, tai yra kalėdinė tematika. O kaip kilo idėja padaryti būtent atvirukus? Todėl, kad taip susimaščiau, kad šiais elektroniniais laiškais jau labai sunku net ir parkeriu rašyti. Tai norėjusi, kad žmonės pajustų, ką reiškia vėl gauti popierinį sveikinimą ir dar padarytą savo rankomis. O kiek laiko darai vieną atviruką? Vieną atviruką po valandą 2 vakarus. Tai maždaug 2 vakarai 2 valandas kažkur. O iš kur minčių semiesi, kokius paveikslėlius išsiuvinėti? Norėjau šiai parodai šiek tiek tokios vaikiškų motyvų, vaikiškų dovanėlių, tokių jaukaus šiltumo. Tai tiesiog ir ieškojau animacinių personažų, dovanėlių. O ar galima įsigyti pas tave atvirukus? Na, pakol kas tai dar ne, nes čia kaip ir kolekcija, kuri kol eksponuojama, tai nejudinama, bet ateityje, manau, bus galima. O ką šiaip veiki gyvenime? Dabar studijuoju teatrologijos ir scenos menus. Tai dabar pagrindė mokausi, siuvinėju ir šiaip gyvenu. O dar kur nors gal kituose renginiuose yra eksponuojami tavo darbai? Pakol kas tai ne, tai tik Prienų kultūros centre. O kaip sugalvoji būtent, kad Prienų kultūros ir laisvalaikio centre eksponuotum darbus? Todėl, kad visą laiką gyvenu Prienuose, na ir čia yra pagrindinė didžioji kultūros vieta šiame mieste. Ar didelio susidomėjimo sulaukia tavo darbai? Na, sulaukia susidomėjimo. Žmonės klausė, ar galima įsigyti, kaip jau jūs, savo, kad gražus ir jam patinka. Siuvinėtų kryželių kalėdinių atvirukų paroda Speigo dygsniukas didžiąja dalimi vaizduojamų personažų kalba apie vaikystę. Jau visai netrukus iš atvirukų jūs pažvelgs kalėdinę kepuraitę pasidabinęs ir sniego gniūžtę delnelyje spaudžiantis pingvinas. Pamatysite ir ant apledėjusių šakelių mieguistai siūbuojančius paukštelius. O pusnyse įkalinti snieguoti bažnyčių bokštai primins šiek tiek jau pamirštą, tyrą kalėdų stebuklo laukimą.
Žinau, kad mažyčių švenčių nuotaikų negalima pasiskolinti, negalima jomis susikrėsti, negali jų net išmelsti. O juk artėja Kalėdos. Kaip tuos stebuklus apsakyti, kaip jų jums palinkėti, kaip juos sudėti į vieną kalėdiškai tobulą sakinį, net be taškų ir su ne vietoje padėtais kableliais, net su klaustukais vietoj šauktukų, net su daugtaškiais, kurie gali reikšti bet ką, nes draugai tam yra, kad viską suprastų, net ir žodžius, kurių nepasakėme.